Sveiki, visi Mindažalė ir šiandien mes sugrįžtam prie 99 Nights in the Forest. Vis dar naktis ir aš kaip ir sakiau, kad vis dar tas pats pasaulis. Jop, vis dar tas pats. Ir visi dar daiktai įsisaugo ir viskas. Neklauskit kaip. Aš tikrai ne cheateris. Nesijaudinkit. Ne. Ir kaip ir aš sakiau per praeitą video, aš noriu pasidaryti wood rain storage. Tai dabar man reikia šiek tiek medienos. Kad jį pasidaryt, kad galėčiau padaryti kitą crafting table geresnį. Ir tada galėčiau padaryti, ką man reikia. Tai va. Mes dirbam. Taigi. Opa, nuo praeito karto dar liko tiek daug medienos, tai aš jas visą iškirsiu. Opa, kiek čia daug medienos. Eik tu sau. Gerai, kiek aš čia turiu? 3. Nemanykit, kad aš ne matematiškas, mes turi 3, nes vienas saplingas. Tai gerai. Padarom, dar įmetam čia 2. Ir mes galim atsirakinti šitą craftingą ir galim nusipirkti šitą daiktą. Tada mes galim šitą pasidėti. Opa. Ir dabar galim šitą daiktą, į tą daiktą sudėti viską, kas čia. Ir aš surenku tik medienos, saplingus po to surinksiu. Ir tuoj varysiu šiek tiek išsikep mėsytės, kad galėčiau kažką suvalgyti, nes jau pradedu būti alkanas. Tai tuoj įsikepu šitos, suvalgau, skanios vištienos įsikepu. Šiaip, čia yra triušis, bet atrodo kaip vištiena. Bet sakysiu vištiena. That's a chicken. You want some chicken? Ir žiūrėkit, aš norėčiau, kad jūs per šį video pakomentuotumėt. Nežinau kodėl, bet man tai pusimanė sužinot, kas jums yra labiau, YouTube shortai ar TikTokas. Aš nepriimu atsakymo Instagram Reelsai. Instagram Reelsai geras dalykas, bet man įdomu, ar jums geriau YouTube shortai ar TikTokai. Nes man, šiaip aš daugiau laiko praleidžiu prie YouTube shortų, tai todėl man ir jie ir geresni. Tai todėl man būtų YouTube shortai. O kaip jum? Turbūt kai kurie net neturiu TikToko ir aš esu vienas iš jų, nes man kažkaip, aš TikToku nepasitikiu, man TikToks irsus. Nes aš kažkada girdėjau, kad jie turi kažko su Kinija. Jie susidraugavę su Kinija. Tai todėl man kažkaip jėsas. Tas TikTokas. Oi, fuck, šiandien mane atakuos. Čia turbūt ir pasibaigs mano visos dalis. Nu gerai, flashlightą turim dabar. Ok, grįžtam. Greičiau, jie greičiau pas mane atvarys, negu aš pas juos. Ir įmetu viską. Ir pasirengę suspyru. Nežinau, iš kur jie atvarys. Nu gerai, atvaryk čia. Varyk čia. Gerai, vieną nuėmiau. O, antras čia. Na, deginėsi. Čia tau ne beach. That's not beach. Ar čia viskas? Aš nežinau.
Jeigu čia viskas, man atrodo, I'm fine. Bet ar tik 2 būna? Ar tik 2 būna? Nemanau, kad 2 tik tais būna. Parašykit, ar čia viskas, nes aš dabar pats nežinau, ar jau dabar išlis. I'm nervous now. Ir aš pagalvoju, kiek čia dabar yra. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aš nukirsiu kelis medžius ir aš pasidarysiu savo lovą. Nes man dienas žiauriai lėtai eina. Čia kaip žiemos dienas. Tik vaikai supras, ką aš ką tik pasakiau. Čia kaip žiemos dienos. Tie, kurie eina į mokslą. Jeigu jūs neinat į mokslą ir dar darželinukai, tai jum gerai. Nemeluosiu. Opa, tas atvarė. Įdomu, ką jis dabar man bandys duoti. Aš beveik viską turiu. Aš pats nežinau, gal revolverį jiems. Aš maniau jiem revolverį. Oi, fuck. Dabar vienintelį dalyką. Kam aš viską eik savo. Eik savo Reinina. Čia negerai. Čia žiauriai negerai. That's not good. Ir kai kurie mano draugai, su kuriais aš žaidžiu šitą geimą, retkarčiai sako, kam tu darai tai? Kam tu padarai tą pašiūrę? Tai kam, jeigu lytų? Tai dabar jie turėtų mane suprast. Tai dėl ko ir ten galim laikyti malkas. Aš paimu kelias. Kad padarytume lovą. Bet kaip aš tada galėčiau miegot lovą, jeigu ji būtų šlapia? Čia negerai, aš turėsiu miegot šlapioj lovai. Juokauju, aš suprantu, kad ji nebus šlapia. Nemanykit, kad I'm so dumb. I'm not so dumb. I'm just not smart. Nu gerai, turim 20. Ir aš nežinau, kur man dėti šitą reikės bėdą. Lovą. Ir mes galim nusipirkti kitą lovą. Ir tada galėsim dar vieną lovą. Jei. Gerai, aš dėsiu 2 lovas čia. Ir čia galėsiu dėti ir dar kelias lovas. Tikiuosi man netrukdo ta žuvis. Jai reikės gyventi po lovą. Žuvis po lovą. Ok. Šiaip jau visai neblogai, jau 5 dieną, ane? Alfa Wolf belto? Na. Čiube. Sargiai. Yra keli d. Gerai, paimu šiek tiek kointų. Ir dabar bėgu. Tie vaikinai yra... Va šitie vaikinai yra blogi žmonės. Aš tik tai jums pasakysiu. Vaikai, jūs nežinot, kas yra tie vaikinai. Jums nereik dar žinot. Tai galiu pasakyti. Ką tu čia man paduosi? Ai, čia tas pats. Nu. Kas čia vyksta? Juodoji pantera. The cat? The cat? What the hell? Katytė, murmur. Katytė, murmur. Kur ta katytė, murmur? Katytė. Man atrodo, katytė, murmur, pikta, murmur. Kur gera katytė? Kur katytė? Jeigu katytė, tai reiškia gera katytė.
Aš gal neprasidėsiu su katytė murmur. Nes katytė murmur gali man padaryti, oi, kaip stipriai murmur. Net negaliu pasakyti, kad kaip stipriai, bet žiauriai stipriai murmur. Baisiai stipriai murmur. Eik tu savo, kaip stipriai. Jo. Gerai. Dedam čia seplingus. Vėl į vieną vietą. Ta pačių medžių, ta pačius saplingus į tą pačią vietą. Nežinau, kas čia bus, bet turbūt bus kažkoks ritualas. Nežinau dėl ko. O tai parašykit komentarus, kas yra ta katytė, gerai? Nes aš bijau, kad katytė murmur mane pamurmurint žiauriai stipriai. O tai gali būt greitai. Ir atėjo 8 diena. Labai gerai. Sakau, kad nes čia žiemos dienos. Jūs suprantat, vaikai, ką aš turiu omeny? Nes žiema žiauriai ilgas dienos mokšėje, ne? Kažkaip net, kai anglų dar būna. Nežinau, bet aš esu mokinys, kuriam patinka anglų, bet nepatinka mokytis. Taip pasakysiu. Anglų. Bet jeigu tu gerai šneki, tai tau gramatika neturėtų būti, taigi ten nebus rašytojas toj Anglijoje. Aš to nesuprantu. Kas su manim sutinka, parašykite komentarus. Taigi jeigu tu moki iš Mr. Beasto video anglų kalbą, tai tau nereiškia, kad reikėtų rašyti Mr. Beasto knygą. Arba rašinėlį. Arba visą kitą. Tie, kurie supranta, tai parašykite komentarus. Ką aš turiu omeny, tie supranta, tai gerai, kurie supranta. Taigi, antras videos turbūt čia ir užsibaigs. Sorry guys, bet tie video yra žiauriai trumpi, aš negaliu daryti ilgų video. Suprantu aš tai, bet reikės čia atsisveikinu, čia nieko tokio, ne, guys. Vis tiek padarysiu dar vieną video. Taigi, kaip čia pasakius. Adios, amigos!